vat aš noriu palinkėti jums, ar ne? Vat jūs jau almanachai, nesakinukas jau su keli puslapiai. Neuždėkit tikrai, aš galiu palyginti, kaip jūs sakėt, lengviau, tikrai aš galiu lyginti gamybinį darbą ir kūrybinį. Tikrai vėliau kūrybinis ir prasmingesnis, ir lengvesnis, ir vėlesnis, ir daugiau gilių gauna. Linkiu tikrai visada, nepaleiskit tušinuko, turėkit, aš jį visada nešiuosi ir lovui prie baliaus ir kavinė visada, užrašykit ir siekit, kad tos knygos virstų tikrai ne vieną, kad jos virstų 100 knygų ir tikėkit savim ir niekad nesakykit, aš ne poetas. Nesakykit tik aš, kiekvienas bus poetas, kiekvienas yra kūrėjas ir kurkit toliau sėkmės visiems. Aš manau, kad jie šiandien taip jau įsidrasėjo, kad jau padrasinamo jau žodžio jie rašys ir rašys. Taigi, vėl čia prie mikrofono, po antrą, po trečią, ketvirtą kartą veržėsi tokie autoriai. Nori Joana tarti žodį Grigaitienė. 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 Aš labai atsiprašau, kad praleidau progą, kada mane čia leido pakalbėti, todėl ištaisysiu klaidą dabar. Aš atvažiavau iš Dzūkijos su maišu ir dabar noriu padėkoti už visą organizaciją, už visą darbą, už visą rūpestį mūsų gerbiamom redaktoriam ir organizatoriam. Esu išleidusi savo karklinių ir vieno kito eilėraščio knygutę. Taigi, dabar visi bendraautoriai, jūs tapo mano gyvenimo dalimi. Todėl prašau priimti irgi. Dabar į toj pusėje sėdinčius bendraautorius. Taip, kaip čia pradėti. Norėsiu jūs pakviesti, jūs kažkaip, kad nepasiklyščiau aš tarp visų toj pusėje sėdinčių ir toj pasidėti savo parašą, ateiti prie manęs kažkur, nes turiu atšviestą lapą su viršeliu ir būtų gražu, kad mes visi pasirašytumėm į padėką į muziejų, kad už pagalbą, kaip ten ir knygoje yra įvardinta, kad už leidimą naudotis eksponatais. Gerai? Tai jeigu aš neprieisiu gal prie kiekvieno, prieikit prie manęs, jums mane surasti lengviau negu man jūs visus atskirti. Ačiū labai. Nesakė, kad informacinis pranešimas būčiau tikrai neleidęs, todėl kad meninė dalis, o paskui visi kiti dalykai. Taigi norėtumėm mūsų šį gražų poezijos skaitymą kartu su muzikiniais dalykais užbaigti muzikinių dalykų. Taigi, muzikiniam intarpui ir užbaigimui kviečiu Aldoną Novikienę. Girdėsite kūrinį pagal Vilijos Dabravolskienės žodžius. Vėl vasara, vėliai rugpjūtis.
lietus, kaip tąkart meni. Ir vėl, lyg mažutė plaštakė, skrendi tu, į liepsną skrendi. Ir vėl dviese pakrantėm, ir vėl tokie smagus jauni, tarsi margaspalvis drugelis, tik šią dieną gyveni. Vėl vasara, vėliai laukimas, kažko tokio tyro skaidraus. Vėl naktis, naktis bemiegis, eini tu, į liepsną eini. Vėl vasara, vėliai laukimas, kažko tokio tyro skaidraus. Vėl naktis, naktis bemiegis, eini tu, į liepsną eini. Gerai, kad tada neišmokome smilkti, o degėm viens kito šypsniai. Gerai, kad tarsi mažutė plaštakė, tu vėliai į liepsną skrendi. Vėl vasara, vėliai rugpjūtis, tai lietus, kaip tąkart meni. Ir vėl, lyg mažutė plaštakė, skrendi tu, į liepsną skrendi. Vėl vasara, vėliai rugpjūtis, tai lietus, kaip tąkart meni. Ir vėl, lyg mažutė plaštakė, skrendi tu, į liepsną skrendi. Ačiū visiems bardams, dainininkams, ačiū poetams. Man be galo buvo smagu žiūrėti, kaip tie žmonės iš čia susirinkę, galbūt kitas pirmą kartą dėjo savo autografą ant taip brangaus šiandien gimusio to almanacho. Aš manau, kad ir taip visi, kai čia poezija tą knygelę vieną turėjo su tokiu džiaugsmu, todėl kviečiu dabar vėlgi tas 3 moteris čia, kurios subūrė jūs į vieną būrį gražų. Tai pakartosiu pavardės. Rita Kavaliauskienė, Vilija Zabrovolskienė, Danutė Lutesko. Vat jos ir šiandien galbūt dabar bus pats tas brangiausias dalykas, kada kiekvienas gaus savo knygą, jau bus savo knygą į savo rankas. Ir neš tą knygą į savo šeimą, neš į savo draugų tarpą. Ir aš manau, kad tikrai yra galimybė didelė, kad jūs tikrai dar ne vieną rekordą Lietuvos ar pasaulio įveiksit. Taigi, jeigu sėkmės.